Vėžiukams nusimato daug malonių rūpesčių dėl nekilnojamo turto ir galite tikrai planuoti namų pirkimus, namų remontus, transformacijas namų, papildomų namų keitimą ar tai pirkimą. Taigi viskas, kas susijęs su jūsų nekilnojamu turtu, yra labai palanku daryti ir tikrai darykite. Taip pat šią savaitę labai palankus stambius pirkinius planuoti ir pirkti, tai yra automobilius, žemės sklypus ir viską, ką prieš tai buvau išvardinusi. Taigi, kaip matote, yra labai neblogas metas. Aišku, taip pat labai palanku bendrauti su vyresnio amžiaus žmonėmis arba spręsti vyresnių žmonių problemas. Ir ši visa savaitė jums atneš tikrai labai didelį stabilumą, jausite tvirtą pagrindą po kojomis ir pradėsite galbūt kažką naujo daryti, tvarkyti, statyti, kaip minėjau. Meilės reikalai tokie labai vidutiniški, tad būkite atsargus bendraudami su savo artimaisiais, nes konfliktai gali būti ne tik su vyresnio amžiaus žmonėmis, bet ir su jaunesnio amžiaus žmonėmis, ir su vaikais, ir kaimynais. Taigi tikrai galvokite, ką kalbate ir ką kam pasakojate, nes šiuo atveju šią savaitę dar jūsų priešai bus labai aktyvūs ir gali netikėtoj vietoj pakišti netikėtą kiaulę. Taigi saugokimės kiaulių, iki kitos savaitės. Ate.